Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 101 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Jungtinės Amerikos valstijas pilietinio karo išvakarėse. Šį kartą pakalbėsime apie Jungtinių Amerikos valstijų pilietinį karą 1861–1865 metais. Pirmiausiai apie karo priežastis. Taigi pagrindinė JAV vidaus politikos problema XIX amžiui tapo vergijos likimas pietinėse valstijose. Šiaurinių valstijų atstovai Kongrese teigė, kad vergovinė santvarka pietinėse valstijose stabdo ekonominę šalies raidą. Vergų darbas yra nenašus, o ekonomikos raida, kurios pagrindą sudarė medvilnės auginimas ir eksportas, yra vienpusiška. Pietinių valstijų plantatoriai nesirūpino pramonės plėtojimu ir siekė išsaugoti laisvą prekybą su Anglija. Jie norėjo pardavinėti medvilnę Europoje ir priešinosi dideliems muitams. Šiaurinių valstijų pramonininkams buvo sunku konkuruoti su pigia Anglijos produkcija. Todėl šiauriečiai siekė, kad būtų uždėti dideli muitai įvežamoms prekėms iš Anglijos. Taip šalies vidaus rinką buvo bandoma apsaugoti nuo angliškų prekių. Padaugėjus gyventojų šiaurinėse valstijose, šiauriečiai ėmė vyrauti atstovų rūmuose. Pietiečiai nenorėjo, kad šiaurinių valstijų atstovai įsigalėtų ir senate. Plantatoriams nepatiko tebesitęsianti fermerių kolonizacija į vakarines šalies žemes. Jie norėjo, kad tarpvaldinių ir laisvųjų valstijų skaičius šalyje išliktų vienodas. Vakarinėse žemėse, į kurias taip pat kėlėsi ir pietiečiai, prasidėjo fermerių ir plantatorių kova, o Kanzaso valstijoje netgi kilo pilietinis karas. Galiausiai po atkaklios kovos Kanzasas, kaip laisva valstija, buvo priimtas į sąjungą. Apie pietinių valstijų atsiskyrimą. XIX amžiaus viduryje JAV susikūrusi Respublikonų partija siekė, kad būtų uždraustas vergijos plitimas į vakarines žemes. Priimtas įstatymas dėl nemokamo žemės dalijimo naujakuriams ir įvesti dideli muitai įvežamoms anglų prekėms. 1860 metais šios partijos atstovas Linkolnas buvo išrinktas JAV prezidentu. Linkolnas savo rinkiminėje kampanijoje rėmėsi teiginiu paimtu iš Naujojo testamento: per pusę perskeltas namas negali nesugriūti. Jis teigė, kad JAV vienu metu negali egzistuoti laisva visuomenė ir vergija. Išrinkus Linkolną JAV prezidentu, Pietų Karolinos valstija paskelbė, kad atsiskiria nuo sąjungos. Netrukus prie atsiskyrusios Pietų Karolinos valstijos buvo prijungtos ir kitos pietų vergvaldinės valstijos. 1861 metais vasario mėnesį buvo sukurta Pietinių valstijų konfederacija. Naujai sukurtos konfederacijos sostinė tapo Ričmondo miestas Virdžinijoje. Atsiskyrusios valstijos sudarė savo kongresą
ir išsirinko prezidentą. Pietinės valstijos siekė, kad JAV valdžia pripažintų jų atsiskyrimą nuo sąjungos. Konfederacijos viceprezidentas pareiškė: naujoji sąjungos vyriausybė vadovaujasi ta didžia tiesa, jog juodaodžiai nelygūs baltiesiems, jog vergija yra natūrali jų būsena. Šiaurinės valstijos ir prezidentas Linkolnas nepripažino pietinių valstijų atsiskyrimo. Paskelbusios visuotinę mobilizaciją, pietinės valstijos ėmė ruoštis karui. Apie karo eigą. Pilietinio karo išvakarėse 23 šiaurinėse valstijose gyveno 22 milijonai žmonių, o 11 pietinių 9 milijonų, iš kurių 3,5 milijono buvo juodaodžiai. Pramonės išsivystymo lygiu, tankiu geležinkelių tinklu ir žmonių skaičiumi šiaurė gerokai pranoko pietus. 3/4 pramonės produkcijos buvo pagaminama šiaurinėse šalies valstijose. Tačiau karo išvakarėse pietinės valstijos turėjo tam tikrą pranašumą. Pietuose buvo įtvirtinta daugiau fortų, karininkai ir kareiviai buvo labiau patyrę ir geriau pasiruošę karui. Jiems vadovavo talentingi karo vadai Lee ir Jacksonas. Pietinėse valstijose tikėjo, kad juos greit pripažins ir ekonomiškai parems Didžioji Britanija ir Prancūzija. Pilietinis karas prasidėjo 1861 metais balandžio mėnesį, kai pietinių valstijų kariuomenė apšaudė Samtero fortą Pietų Karolinoje. Karo pradžia buvo sėkmingesnė pietiečiams. Pirmuosiuose mūšiuose išryškėjo blogas šiauriečių kariuomenės pasirengimas. Tačiau sėkminga karo pradžia pietiečiams iš esmės nenulėmė tolimesnės karo eigos. Reikšmingas šiauriečių žingsnis karo pradžioje buvo Linkolno paskelbta pietinių valstijų pakrančių blokada. Reikšmingas karo eigai buvo priimtas vergų išlaisvinimo aktas. Jame buvo skelbiama, kad nuo 1863 metų sausio 1 dienos visi vergai sukilusiuose prieš sąjungą valstijose yra laisvi. Akte taip pat buvo punktas, kuriuo buvo leista juodaodžius priimti į ginkluotąsias JAV pajėgas. 1863 metais kovo mėnesį šiaurinėse valstijose buvo įvesta visuotinė karo prievolė. Tų pačių metų vasarą kare ėmė ryškėti šiaurinių valstijų persvara. Šiaurėje išsiplėtė karinė pramonė, padidėjo geležies ir ketaus gamyba. Pritaikius mašinas išaugo žemės ūkio produkcija. Tuo tarpu pietinėse valstijose jūrų blokada, izoliuotose nuo pasaulio, trūko ginklų, šaudmenų, medikamentų ir kitų būtiniausių karui daiktų. Vienas svarbiausių ir didžiausių pilietinio karo mūšių įvyko prie Getisbergo 1863 metais Liepos mėnesį. Po 3 dienas trukusio mūšio pietiečiai, patyrę pralaimėjimą, pasitraukė prie Potomako upės. Netrukus šiauriečių kariuomenė užėmė visą Misisipės upės slėnį ir konfederacijos teritoriją perkirto į 2 dalis. Didelę reikšmę pilietinio karo eigai turėjo 1864 metų prezidento rinkimai. Linkolno perrinkimas prezidentu aiškiai patvirtino, kad visuomenė nepritarė demokratams, siūliusiems taiką, o siekia toliau kariauti ir panaikinti vergiją.
1864 metais generolo Šermeno kariuomenė užėmė Atlantos valstijos sostinę Džordžiją ir nužygiavo prie Atlanto vandenyno. Eidama per priešo teritoriją, Šermeno kariuomenė naudojo išdegintos žemės taktiką. Pakeliui naikino ir griovė geležinkelius, tiltus, fabrikus, sandėlius ir kitus įrengimus. Virdžinijos valstijoje atkakli kova vyko tarp Granto ir Lee kariuomenių. Kovo mėnesį pietiečių pasipriešinimas buvo palaužtas ir jie paliko konfederacijos sostinę Ričmondą. Generolas Lee, supratęs tolimesnio pasipriešinimo beprasmiškumą, 1865 metais balandžio 9 dieną Apomatokso miesto teismo pastate pasidavė generolui Grantui. Po nuožmios 4 metų kovos pilietinis karas baigtas. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie karo priežastis. Kokios buvo pilietinio karo JAV priežastys? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie pietinių valstijų atsiskyrimą. Paaiškinkite Linkolno žodžius. Per pusę perskeltas namas negali nesugriūti. Pasakokite ir paaiškinkite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 3. Trumpai papasakokite apie karo eigą. Apibūdinkite pietines ir šiaurines valstijas pilietinio karo išvakarėse. Pasakokite ir apibūdinkite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.